važiuojam. Nu, papasakosiu jums istorijų dar. Ar jums teko kada susidurti su alkoholizmu darbe arba girtuokliavimu? Man teko ne kartą. Ir yra buvę tokių istorijų, kaip žmogus išeina iš darbo, ateina į darbą visiškai girtas ir po to, sužinodami, kad aš atvažiuoju, pabėga. Tai buvo mano pirmas kartas darbas virtuvėje, kai aš pirmą kartą nuėjau dirbti virtuvę. Niekada nedirbęs, tik tai matęs, kaip atrodo patiekalai. Nes nebuvo kaip, Raimonda buvo išvažiavusi ir aš buvau vienintelis, kuris galėjo, nes aš, žinot, viską galiu. 100 rankis. Tai va, tai buvo tokia istorija, bet kažkaip susitarėm dėl baudų stiprių ir padėjo tam tikram kartui, tam tikram laikui padėjo ir kurį laiką buvo, kaip ir okei, valdoma situacija. Dar yra buvę taip, kad buvo įtarimų, kad žmogus išgėrinėja, bet jisai pats po to išėjo ir prisipažino daug vėliau, kad jo, jis darbė išgerdavo truputį, bet jisai, dar laikėsi, bet irgi darbo kokybė žemyn risdavosi, tai mes jau turėjom tokį įtarimą, bet tiesiog jisai nelabai ilgai išdirbo. Dar turėjom vieną atvejį, kai žmogus, jaunas žmogus, nukrito kamera, kai jaunas žmogus atėjo, kaip sakyti, situacija tokia buvo, kad vis tai serga, tai dar kažkas nutinka, tai tą skauda, tai apsinuodijo, tai pilvas, tai uodega, tai galva, tai rankos, dar kas nors. Žodžiu, kažkas vis yra. Ir man jau toks atsiradęs buvo įtarimas, kad kažkas negerai čia yra. Nes porą kartų buvo grinai po tokių švenčių kažkokių, tai matosi visuomeninių, kažkaip žmogus atėjo į darbą ir po to greit išėjo, kažkas negerai vėl. Ir, įprastai neserga tiek žmonės. Žinot, tokia nuojauta yra, kai žmonės tiek neserga. Ir sakau, Raimondai, žinai, bus problema su alkoholiu. Manau, kad tikrai. Man Raimondas sugėtų, gal ne, gal čia tik tai taip atrodo, gal čia iš tiesų žmonėms būna. O kai tiek metų dirbi su žmonėmis, yra tam tikri ženklai, kurie, neapgauna yra. Ir nesinori tikėti, nes atrodo pats neturi problemų su alkoholiu lyg ir atrodo, kad kiti žmonės turėtų kaip tu daryti ir elgtis. Tai taip nėra, žinokit, visą laiką. Visi žmonės skirtingi ir jeigu tu kažką galvoji, kitas žmogus neprivalo taip galvoti ir jis gali galvoti visiškai atvirkščiai. Arba gali tiesiog negalvoti ir jam bus gerai irgi. Tai nutiko galų gale taip, kad tas žmogus vėl sergu, čia man blogai temperatūra. Ir kažkaip perorganizavom darbą, kai sakom, pabūk dar valandą ir viskas. Ir tada ateis pakeis ir mes galėsim kažkaip tave paleisti. Atėjo užsakymas į virtuvę, ieško žmogaus nėra. Virtuvėje nieko nėra. Ieško po visą barą nėra. Ieško lauke tamsu su žibintuvėliu, visur rėkia, šaukia, gal kas atsitiko, negali žinotgi. Nėra. Tai paskambino man, atsukau kameras. Tai akivaizdžiai žmogus sienas ramstydamas, vos išėjo pro duris. Ir tiesiog išėjo. 7 vakarą pystri išėjo iš darbo. Niekam nieko nesakęs, net nepersivės darbinių batų ir tiesiog, nes jau nebesilaikė ant kojų. Ir akivaizdu, kai žiūri kameras, matai, kad ką veikia, ką darė, matai, kad visiškai girtutėlis. Ir ką daryti su tokiu žmogum? Nežinia. Man tai žinia, aš jau patirtis sako, kad nieks nepapadės, čia yra liga, jeigu žmogus darbo vietoj geria ir negali išbūti darbo dieną neišgėręs ir neprisigėręs juo labiau, tai bėda, tai tokį žmogų, aišku, kai kada norisi duoti antrą šansą žmonėms ir jie pasitaisys, bet čia yra liga, čia suprasti reikia tai, kad tai nėra žmogaus toks, aš čia noriu gert, noriu negert. Žmogus tiesiog negali negerti.
Ir kai žmogus negali negerti, tai tada gaunasi bėda, sunkiai pataisoma bėda. Ir labai gaila, kad taip nutinka jauniems žmonėms, ir ne tik jauniems, ir vyresniems, kad taip nutinka. Bet suprasit, kad tai būna. Aš pasakoju tą istoriją ne tam, kad žmogui kažką parodyti ir pasakyti, nes čia yra jo kelias, jo pasirinkimas ir mes negalim duoti jam reabilitacijai daug laiko ir rizikuodami savo klientais, savo viskuo, nes čia pirmas pasirinkimas žmogaus, turi žmogus susitvarkyti visus reikalus savo galvoje ir baigti visai. Jeigu tu sergi, tai tu nulis arba viskas, tai čia kito kelio nėra. Tai va, tai nutiko taip, kad net ir nesitikint žmogus tiesiog metė darbą ir išėjo. Kurgi važiuoju? Papasakosiu jums, kur aš važiuoju. Žiūrėkit. Važiuoju susitikimą, kuris yra toks labai nesmagus. Žinot, būna susitikimų smagių ir būna nesmagių. Tai važiuoju labai nesmagų susitikimą, kur reikės daug ginčytis ir bus nemalonus pokalbis. Apie kągi? Važiuoju susitikti su architektu, kuris projektuoja ir atsakingas už visą projektą mūsų medaus gamyklos. O kodėl nemalonus pokalbis? Nes berods turėjo padaryti per 8-7 mėnesius projektą, priduoti statybos inspekcijai. Tai sausio 26 dieną tai turėjo padaryti. Jeigu jums atrodo, kad liko 20 dienų, 21 diena, tai 3 savaitės. Tai taip, 21 diena liko iki metų jubiliejaus, kai turėjo tai padaryti. O taip, aš labai kantrus esu. Mums nelabai degė tas projektas ir dabar nežiauriai dega, bet tokiais tempais mes jo tiesiog niekada nepasidarysim. Tai važiuojam su juo užsibaigti darbų arba nutrauksim visai santykius. Arba bus iš jo pusės dideli baudiniai įsipareigojimai, aš taip galvoju, turbūt reikia pasirašyti didelės baudas, taip kad, tikrai žmogus jau nebevėluotų, nes kito kelio nelabai yra, jisai žadėjo, žinot, kaip žada. Tai toks laukia mūsų susitikimas ir tokie susitikimai niekada nedžiugina, nes norisi, kad kiekvienas savo darbą pasiėmęs žmogus padarytų jį iki galo, o ne meluotų kas kartą ir nekabintų makaronų, kad tuoj, čia padarysim, čia tuoj bus, čia viskas bus gerai ir darau, o realiai nieko nedaro. Tai mes per metus laiko tas pokytis, toks, ne per metus jau realiai, daugiau nei metus laiko toks. Kažkas pajudėjo, bet visada galima padaryti tikrai laiku, nes laiko pasiprašė dar daugiau negu mes norėjom, nes tikrai suspėtų viską, bet, kaip matom, 3 kartus beveik ilgesnis terminas jam ir tai nepadėjo, nes dar nepriduota ir ten dar kažko trūksta, dar nesutvarkyti iki galo. Būna pokalbių, tai kartais tokia.